Akmuo gerai užstrigęs. Rytas tik brėkšta, o aš trenkiuosi per visą salą išilgai, beveik 2 valandas tam, kad pažygiuočiau. Šitą traselę šiandieną nusitaikiau ir galvoju, žinai, gal toli važiuot, gal čia kažkur arčiau reikėtų pasižiūrėti. Bet permėgojau su tą mintim, atsibudau, reikia galvoju. Tai ir varau. Kai saulė gražiai. Pasirodo, ir autobusų galima atvažiuoti 105. Kai gražu. Ką, čia krepšinio aikštelė pasidaręs? Įdomiai. Pradedam. Činavada. Vietovės labai fainos. Orealis pasakiškas, tiesiog nerealus yra žygiai, nes lengvai debesuota, saulė pasislėpus, ryšku, gražu ir nelabai žalia. Nes tik žinai, čia šiaip tai šiaurė ir tos žalumos, kaip ir tikėtis reikėtų. Aš esu praktiškai įsitikinęs, kad aš čia dar visko pamatysiu. Einu, ko gero, kažkuo panašiu, kaip į padžiūvusią upę tokią. Tai vienoj, tai kitoj kažkoks prabėgimas čia yra buvęs kažkada. Padžiūvus šiaip sala yra per turbūt daug tūkstančių metų, nes yra vietų, kur anksčiau atrodydavo tikrai buvo kažkas. Vanduo tekėjo, dabar jau nebetek. Tai savo, kaip fainai einu. Žiūriu, drugelis, galvoju, iš kur čia, nes tų drugelių šiaip čia ne per daugiausiai būna. O čia krūmas, ant kurio gal kokia 10 minutų tupia. Mėgaujasi jie čia saus. Čia taip pabirėja nuo to kalno. Neneiksiu, galiu pasakyti, nėra taip itin jauku čia ir eiti, nes tokie dideli akmenys panašu krite, o tas kalda tai čia tokia, na, visai tokia trupanti. Gal aš pro čia greičiau praeisiu. Turiu jums patarimą. Kai išeini į kalnus, ir jeigu ypač esi vienas kalnuose, tai nereikia savaime aišku suprasti, kad tu čia šituose kalnuose esi karalius. Visą laiką reikia išlikti kukliam ir pagarbiai, tam kalnam ir gamtai. Jeigu matai, kad kažkokios šlaitas byrantis, stovėk atokiau. Jeigu išklydai iš tą kelio, geriau sugrįžk. Jeigu pamatai kažkur kalne ožką esančią stovinčią tau virš galvos, apeik, tos ožkos labai nesgrabnos ir visur, kurios bėga, byra akmenys. Kad ir šiandien mano toksai pirmas žygelis po taip neskaniai nikstelėjusios kojos, tai aš paprastai va į tokio dydžio akmenius, užsibėgu ten varau. Aš dabar truputėlį ramiau, nes aš jaučiu, jeigu koks nors stipresnis tikt, man yra truputėlį dar diskomfortas, jaučiasi, reikia prisaugoti, kol pilnai sutvirtės. Bet visai nieko nedaryti irgi negerai. Reikia tvirtinti. Aš vis galvoju, kad žygiai pėdom ir visom čiurnom labai sveika, nes kiekvienas žingsnis dedamas vis kitaip, pastoviai stabilizuojas, tvirtėja vis. Oi, kokie dideli akmenys gražus. Tokie trailai yra mano mėgiamiausi. Tokie lyg tai upė kažkokia buvus. Tai gerai pavyko mūsų gretimo kaimelio sporto prekių parduotuviai nukirsti trailinius batus bėgimo, hukos. O, Jėzus Marija. Tai tokie minkšti, faini. Tai šiandieną ir jiems krikštas žygyje. Jau vieną kartą bėgau Loratavos bėgime, bet ten buvo labiau tik į kalną nuo kalno. Tokia, na, grindiniu. Tai šiandieną pasimatavimo irgi labai gerai. Su mano ankstesniais trailiniais batais tai atsitiko truputėlį tokia mini nelaimė. Čia kai žygiavom per Kalėdas, dar prieš pat Kalėdas su draugais nuo paplūdimio iki Teidės ugnikalnio tokį žygį ir atgal. Na, jie buvo tikrai jau tokie labai murzini ir priprakaitavę vis tiek po paros tokio žygio. Galvoju, ko aš įsimesiu į skalbenkę ir įskalbę. Ir ar ten ar temperatūra per aukšta buvo, ar ką. Žiūriu tos visos, kur buvo tos sportų, tos plasmasės, ar kažkas ten tokio susigaranksčiavo. Nu tai žodžiu, skalbenkės tiesiai šiukšlių dėžę. Kaip ir galima buvo tikėtis, visai nestebina, kad dabar ryšio telefoninio jokio nėra. Telefonas tik tais yra išmetęs palidovo tokią ikonėlę, kad avariniu atveju SOS galėtum įsikviesti per palidovą, tik reiktų jo kažkaip čia irgi ieškoti. Nežinau, iš jūsų ar esate kas nors bandę, nes čia man atrodo nuo 13 ar 14 iPhone'o prasidėjo tas galimybė per palidovą įsikviesti pagalbą. Tose vietose, kur nėra ryšio. Kažkaip norėčiau pabandyti, nu bet kai nereikia, tai nu negi kviesi, bet norėtųsi pabandyti, kad žinotum, jeigu netyčia kada nors reikėtų. Duoklė kitiem haikeriam visą laiką, kur yra takelis, uždedi papildomai kelis akmenukus. Nes taip kitiems žmonėms parodai, kad čia yra takas, kurio reikia eiti. Nes čia Tenerifėje yra daug tokių vietelių, kur takas atrodo, kad visur yra, nes tas takas toks nežymus, o paskui gali prieiti vietą, kurių nebegali praeiti. Žymenis kartais labai nudžiugina, kai eini,
Matau, yra tie 2, 3, 4 akmenukai. Tai visą laiką aš ir pats matau, kad yra vienas padėtas ar nugriuvęs ar dar kažką, tai pridedu. Taip ir bendraujam, ko gero, su hikeriais. Ką visoje saloje pamatysit irgi įvairiausiose kalnuotose vietovėse, tai visur tų vamzdžių privedžiota. Jau ką, bet vandenį tai jiems reikėjo susivedžioti, tai jie traukiamą vandens iš kalnų, visur tais vamzdžiais vandentekis ir suvedžiotas. Čia kokį užtikau akmenį tvenkinuką ir mes ir varlių čia turim. Pliumt. Kur varai? Galvoju, čia nieks nevaikšto, tai jau aš čia ir ramiai savo deginasi. Mažykės tokias. Tyliai net nekvarkia. Eik tu savo, čia tai kalin akmuo gerai užstrigęs. Pažiūrėkit. Einu aš greičiau pro šoną. Ir jau matos, kad čia kaip reikiant išgulėta. Net nebejoju, kad čia visokios ožkos tikrai mėgsta panakvot. O, biški ir kvapo jau reikia daugiau, net kurį laiką lipau laiptais ir visą tą slėnį palikau apačioj. Gerai, paėm apačią, dabar paeisim viršumais. Pirmai ėjau apačią, o dabar jau keliauju viršūnėlėmis. Lipu. Tie laiptai kaip nesibaigia, taip nesibaigia. Ir aš žinau, mano žygis prasidėjo apačioj ir baigsis toj pačioj vietoj, čia yra žygis ratu. Taip kad ką, užlipu į kalną, reikės ir nulipt. O, Punta Hidalgo, čia iš ten, kur aš atėjau. Žiūriu altrailsuose, kas čia per tas raudonas toksai šniūras kažkas. Pasirodo, čia yra va toksai trosas, kabelis. Ir tikėtina, kad va iš tenais, iš to galiuko, viskas yra toksai kaip perdavimo punktas. Jep, taip ir yra. Va, viršutinė statelė. Dėžė, ją įsistatai. Ir tenais nuvežė. Nu nesakykit, patogumo viršūnė. Aš tai dar ir laiptais lipu, žodžiu. Atrodo, lipi laiptais ir čia tais bum, vidury nieko. Kaimeliukas, kurio pavadinimas yra Elbatanas. Elbatanas turi savo skambučius. Nepasakyčiau, kad labai svetingai nusiteikia Elbatano šunyčiai. Ištava yra vietoj. Vynogės va kaip tik sunokia. Geras kaimeliukas, eikti savo. Prašau, miestelio centras. Čia dabar mergelė nešioja po visą salą, tai ir šičia jie tikrai pasipuošia tą progą. O ir žaidimo aikštelė yra mini tokia. Labai keista, nes nėra žmogaus aplinkui. O čia tai Elbatano, žiūrėkit, ir kokia šventė turėtų kažkur būti kažkada. Žiūrėk, kad net ir kokiam užkampi, bet vis tiek šventiai sąlygos yra suorganizuotos. Įdomu, kaip jie čia viską atitempė. Malūnsparnys atskreidina, rankom užneša. Ai, va, čia matau mašinos važiuoja, tai kažkur turbūt yra keliukas privažiuoti, bet aplinkui vien kalnai. Čia jie, žiūrėkit, ir visokių renginukų numatę. Hola! Gyvenimėlis vyksta. Čia ūkininkauja senukas, pasisveikinam. Didelių agavų būta. Vėl smagus lipimas laiptais, į viršų lipu. Elbatanas jau tas miestelis ten toliese. Aš nuleidau žemyn ir vėl iškilau. Debesis irgi jau praktiškai mano lygyje. Kai žiūrėjau šitą žygį, pasižiūriu 12,5 km. Ratukas galvoju, viskas tvarkoja, jums ir praeisiu, tik tais aš nežvilgtelėjau kiek sukilimo. Nes jau dabar yra 820-30 metrų. Ir dar čia lipu į viršų tų vertikalių metrų. O pastovas lipimas į kalną vis tiek daugiau negu tiesiai. Na, bet ką, vienas kitas prakaito lašas papildomas tik į naudą, prideda žavesio. Atėjau prie kažkokio miestelio. Va, prašau, čia jau ir kelias yra. Kur man toliau pasiduoti? Jau man reikės grįžinėjimas. Punta de Hidalgo, dėl Hidalgo. Matau, žmonės žiūrinėja tolumoj. Einu ir aš pažiūrėsiu, ką jie ten žiūri. Nieko čia labai nepamatysi. Debesis užkloja. O, čia visi stoja. Varau aš vėl toliau savo takais. O, čia kažkokia irgi scena savo turi. Kaimynų asociacija įsikūrė. Gražiai vietelėje čia. Čia bariukas, restoranėlis, bar restoranas. Steptelio vietiniai kavinukai pasistiprinimui. Diena karšta, neįvertinau kiek vandens pasim, tai dar turiu papildymo. Bariukę pasidarau.
Kitas reikalas dabar, pasistiprinau biškai kavinukį, pildžiu dar vandens atsargas, nes jau viską išmaukiau. Tai įdomi, kad kažkoks Bluetooth'o, tai čia galima turbūt klausytis tako, nežinau. Bet visur pilna ženklų, Punta Hidalgo, būtent ten, kur man reikia eiti. Va, matosi tokios terasos. Čia taip ūkininkaujama yra saloje šitose kalnuose. Pridaro tokių balkonų ir tose balkonuose paskui jau lygioj žemėje galima jau kažką sodinti ir auginti. Auga panašu viena kita kažkokia bulvė sudžiūvus. O čia va, prašau. Moliūgėlis. Gražiai sunokęs. Nokstantis. Ar čia cukinija tokia? Ne, moliūgas čia, kas čia gali būti. Mano takelis tai įspūdingoje vietoj. O ir kur nueit labai viskas aišku. Man reikia ten, prie vandens, nusigauti. Ir dabar panašu, kad visą laiką, kurį lipau laiptais, dabar reikės lipti laiptais žemyn. Buvau kavinukiai, tai ten visi su mašinom sustoja, šnekučiuojasi, užsieniečių pilna. O dabar vėl ramu viskas. Vienintelis dalykas, kad šnara čia, tai tik tais driežai visur pakampiais. Bet jų nufilmuoti taip lengvai neišeina. Nu, bėga vienas. Kur varai, bahūras? Atsipasakau, kad tik tais su driežais einu ir staiga va, pamačiau iš kitos pusės ateinančius porą žygeivių. Jau nukeliavo. Šnektelėm ispaniškai keliais žodžiais. Žiūrėk, kas čia čerškia, čia paukštėkas. Oi, čia faina vietelė užėjau. Vanduo jau pradėjo normaliai matytis. Pasigrožėkit, koksai akmuo gražiai apdroštas. Apačioj miestelis. Čia dar pažiūrėkit uolos. Ta prasme, per kamerą tu žiūrėk nežiūrėjęs, taip neatrodys. Geriausia atvaryt gyvai. Oi, pagaliau iš kalnų nusileidęs vėl atgal prie žemės, prie vandenyno. Nusalėse tai jau dar čia biškį šoną pasukau link to byčo. Čia matau pasimaudyti be šansų. Langelės nėra mažas, o toks akmenuotas krantas tikrai nieko gero nežada. Čia va, kažkas yra gyvenęs, lovą pasidaręs. Mačiau ten priekį tokį žilą barzdį. Labai tikėtina. Jis tiesiog paėjęs, o jo miegamasis čia prie paplūdimio gyvena. Pirmoji linijoje. Plūdimiukas iš viršaus. Va, ir tas naras, apie kurį nežiūrėjom. Dar turim ir besimaudytoje vieną. Mums tai galima čia maudytis. Bet labai toks jau mutnas vanduo, nežinau. Smagu. Viskas, paskutiniai žingsniai iki finišo. Žiūriu į visą retrospektyvą, apie 14 km nueita, 850 metrų sukilimo sumatavo, dar dabar kylam į kalną, tai dar biškai kils. Tai buvo į viršų, buvo ir pirmin atgal, ir tokie per kalnus aukštyn žemyn. Du kaimai, kai kalnuose labai gražus pamatyti. Nuostabu, nuostabu. Šitas kampas Tenerifės įspūdingas yra. Kaip yra su Tenerife? Gyveni atrodo ir nenustoja tavęs žavėti. Nors ir prakaito pralieta ir kojos jau jaučiasi tokias biškis sunkesnės negu buvo prieš žygį. Bet labai smagu. Žygis užskaitytas.